Sveiki, gerbėmėjai. Ką tik perskaičiau komentarą, kurį noriu ir jums perskaityti. Pradžią praleisiu. Esmė. Šių dienų kontekste pastebiu labai dažną ir subtilę manipuliaciją. Eufemizmo vartojimą, kai baisus ar neigiami dalykai, pavyzdžiui, karo veiksmai ar politiniai sprendimai, užmaskuojami švelnesniais, neutralesniais žodžiai. Būtų be galo įdomu išgirsti jūsų įžvalgas ir analizę šią temą. Manau, tai labai aktuali tema. Tema labai aktuali ir aš manau, kad mes prie jos dar grįšim. Jūs paminėjote karo veiksmus užmaskuojamus kitaip. Sienos konfliktas, specialioji karinė operacija, taikos įvedimo arba taikos palaikymo operacijos. Iš tikrųjų yra koviniai veiksmai. Eufemizmai atsirado labai senai, praktiškai tuo metu, kai atsirado etika. Tai yra, eufemizm reiškia kalbėti gražiai. Iš graikų kalbos. Ir praktiškai jie pačioje pradžioje atsirado tokiam buitiniam lygmenį, kai negalima kalbėti lytinių organų pavadinimais, juos reikia kažkaip pakeisti. Ir mediciniai terminai, iš tikrųjų, kai vadina tas kūno dalis, kurias mes viešai nevadinam, nes jie yra grubu, nemandagu, jau mediciniai terminai jau yra eufemizmai, nes jie yra sušvelninti. Kai mes kalbame apie, pavyzdžiui, komunikaciniai nesklandumai, tai reiškia, kad konfliktas yra ir neaišku, kaip jį reikia išspręsti, bet jeigu yra konfliktas, yra dvi konfliktuojančios pusės. Ir eufemizmas yra praktiškai konflikto slėpimas, toks abstraktizavimas, vidiniai procesai, institucinis dialogas, teisinis reguliavimas ir taip toliau. Čia yra eufemizmai. Antonimas eufemizmui yra disfemizmas. Disfemizmas tai yra tada, kai vietoj švelnaus apibūdinimo yra taikomas grubus apibūdinimas. Buržuaziniai nacionalistai. Čia jau praktiškai jau kaip ir eufemizmas, bet Miško brolius po karo vadino banditais. Buržuazinis nacionalistas irgi buvo vartojamas, bet jisai jau dabar nebe toks baisus. Vietoj antikomunistai buvo vartojamas terminas liaudies priešai. Bet čia jau eufemizmas nukreiptas į trečiąją tikslinę auditoriją. Kai komunistai kovoja su buržuaziniais nacionalistais, liaudis patraukiama į komunizmo pusę, nes buržuaziniai nacionalistai kovoja prieš šitos. Diskusijos intensyvėjimas, vadinasi, išvados nepadarytos, niekas niekur nejuda. Ir šitoj vietoj yra toksai judesys į kairę, į dešinę. Ir aš paminėjau ten liftistinė lerva ar dar kažkas, tai COVID istorija yra covidiotai. Arba aš tikiu mokslu, pasiskiepijau. Bet čia biški kitokia manipuliacija. Bet yra tokių įdomesnių, pavyzdžiui, politinis jautrumas. Politinis jautrumas kam? Politkorektiškumas. Vadinasi, mes vengiame bet kokio pikto žodžio, išliekame mandagus, o mandagumas gali būti laikomas silpnybė. Dar norėčiau pasakyti, kad eufemizmai, jeigu tai būtų manipuliacija, jie būtų skirti nukreipti nuo problemos, nuo reiškinio, nuo asmens. Disfemizmai, tik tai asilas taip gali pasielgti, jau yra nukreipti į. Bet, kaip ir minėjau, eufemizmai sušvelninti, disfemizmai sutirštinti. Ir mes, pavyzdžiui, partnerių susirūpinimas arba strateginio partnerio susirūpinimas.
gilus susireikšminimas, susijaudinimas. Tarsi, dažnai partneris net nežino, kad apie jį kalbama, bet strateginis partneris dažniausiai versle gali būti investuotojas, kuris realiai perka jūsų veiklą. Veiklos optimizavimas gali reikšti filialų uždarimą arba žmonių atleidimą. Mokesčių reguliavimas gali reikšti jų padidinimą. Ir taip toliau. Eufemizmai skirti sušvelninti politinę įtampą ir jie dažniausiai vartojami tų, kurie norėtų sušvelninti tai, ką jie daro. Oponentai nori visą tai sutirštinti ir vadina tuos optimizatorius socialiniais vagimis, nestabiliais biurokratais arba institucinė nekompetencija. Kompetencija. Dar labai svarbus momentas šito vietoje. Kompetencija susidaro iš 3 esminių elementų. Tai žinios, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos. Tai jeigu mes žmogų vadinam idiotu, žmogus tikriausiai užsigauna. Bet, pavyzdžiui, yra tokios patarlės kaip čia pas švedus, norvegus, britus, vokiečius, not the sharpest knife in the drawer. Ne pats aštriausias peilis stalčiuje. Ir kai tu kalbė apie trečią žmogų, tai viskas gerai. Kai tu žmogui pasakoji tiesiai į akis ir nori eufemiškai atsakyti švediškam stiliuje, turėtum pasakyti, oi kaip įdomu. Išvertus į buitinę kalbą, neutralią, reikštų, tu ne visai pasiruošęs. Kalbant disfemizmu, jau nusišnekėjai tai kaip didelis. Čia kaip pavyzdys. Jungtinėse valstijose yra tokie įdomesni frazeologizmai, kurie gali apibūdinti kvailumą eufemizmo stiliuje. 2 French fries missing for the happy meal. Trūksta 2 bulvyčių iki konflikto. Arba escalator doesn't go to the last floor. Liftas nekyla iki paskutinio aukšto. Tai maždaug, ne pats protingiausias. Norvegiškas geras, nežinau kaip norvegiškai ištarti. Ne visos lemputės dega namie. Bet čia tik norvegai gali tai pasakyti, pas kurios elektra praktiškai nemokama ir jie realiai visur uždega lemputes. Yra posakiai ir apie palėpes ir dar kažką tai, bet mes dar grįšime prie eufemizmų. Man tikrai patinka šita tema ir mes pakalbėsime taip, tai tas, kurio vardo minėti negalima. Sekantį kartą nuo to ir pradėsim. Ačiū Jums už dėmesį.